Ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams sunkiai susirgus dažnai prireikia antibiotikų. Tačiau kaipgi žinoti, kokius tikslingiausia skirti? Štai su tokia dilema susiduria ir žmonių, ir augintinių gydytojai. Anksčiau jautrumo antibiotikams tyrimai užtrukdavo kone 2 paras ir ilgiau, tačiau pasak veterinarų, naujausia įranga leidžia tyrimus atlikti per kelias valandas ir taip išgelbėti daugelio augintinių gyvybės. Labas, Soma. Štai Justina su savo augintiniu Sumo atvyksta į veterinarijos kliniką profilaktiniai patikrai. 9 metų auksaspalvį retriverį vis kamuoja įvairios žarnyno problemos. Ar užėda būna kažko lauke, ar kažkokių prisiskanauja dalykėlių ir prasideda vėl ratas užsikūrė. Pasireiškia pasikartojančiais viduriavimo epizodais, vėmimų. Šuo vangus būna tuo metu, mažiau ėda. Pastarąjį kartą keturkojis sirgo prieš kelis mėnesius. Moteris pamena, kiek nerimo buvo laukiant tyrimų rezultatų. Antibiotikų paskirimui mums reikėjo išlaukti 2 paras. Tos 2 paros pakankamai ilgas laiko tarpas, šuo viduriavo, vėmė. Tai buvo tikrai liūdna į gyvūną žiūrėti. Veterinarijos gydytojai sako, išties anksčiau norint nustatyti gyvūno jautrumą antibiotikams, tekdavo sugaišti mažiausiai 48 valandas, ne 2 paras. Kad tu nenaudotum plataus veikimo spektro, nevystytum antibiotikam atsparumo bakterijų, tam įprastai būdavo reikalingos minimaliai 2 paros. Tai vadinasi, viena pasiemi pasėlį, pasodini, parą laiką auga, antrą parą persiai ir nusistatai antibiotikus. Toks laukimas milžiniška rizika. Kiekviena valanda gali tapti lemtinga. Infekcija, sukandžiotos žaizdos gyvūno, kaip pielonefritas, kada tu turi septinę būklę ir net šlapimo takos infekciją esančią, kada yra žarnyno uždegimas. Sėdė. Oi, koks geras šuo, bet neturiu. Deja, būdavo ir mirtinų atvejų. Tu pasiimi tą pasėlį, randi, kad gausu bakterijos, tai citologiškai jau, kad ten jų daug auga, bet nespėjo tų 2 parų sulaukti, kada tu galėtum pradėti. Arba tu jau pradėjai, bet jau pavėluota buvo ir nebegavai rezultato to teigiamo ir letaliai pasibaigė. Veterinarai atvirauja, ieškoja technologijų, kaip kuo greičiau padėti gyvūnams ir nustatyti, kokie vaistai jiems tinkamiausia, kad nereikėtų gydyti plataus veikimo spektro antibiotikais. Matai, gyvūnas dažnai serga, beje, lygiai taip pat kaip ir žmogus ir vartoja daug antibiotikų, laikui bėgant organizmas išsiugdo jiems atsparumą. Bet nuo šiol situacija esą pasikeis. Veterinarai jau turi modernę įrangą, kuri leidžia greitai atlikti jautrumo antibiotikams tyrimus. Tai specialistai vadina perversmu veterinarinėje diagnostikoje. Gydymas nuo šiol bus tikslesnis. Mums reikia tik kelių bakterijų tam, kad jos kovotų su antibiotikais. Taigi, paimame 20 mikrogramų išaugintų bakterijų ir praskiedžiame jas skystą terpę. Taigi, mes duodame joms energijos ar maisto, kad joms būtų lengviau kovoti su antibiotikais. Tyrimai užtrunka vos kelias valandas. Nuo 4 iki 8 valandų užtrunka nustatymas antibiotikam jautrumo. Tai iš tikro aukso vertės tas laikas mūsų daugelį atvejų būna, kada 7 būklės ir tu nežinai, ar jis parą išgyvens, ar 2 paras gyvūnas išgyvens. Štai prie itin prastai besijaučiančio 12 metų demono pritūpusi šeimininkė meiliai glosto keturkojį. Pradėjom viduriuoti. Vėmėm, nusipirkom probiotikų, galvojom, gal mums pagelbės kažkiek tai, bet dėja ne. Tai šiandien iš ryto atvažiavom į kliniką. Demonas vienas pirmųjų gyvūnų, kurio paimtus mėginius veterinarai tyria naujausią įrangą. Turime mėginį paimtą iš tiesiosios žarnos ir čia turime jau matosi pagal spalvą, kad uždegimas yra jau čia tikrai bakterinis ir pagal kvapą. Ir būtent šito mėginį dabar kultikuosime į šitą aparatą. Demono šeimininkė džiaugiasi, kad atsakymo sulauks labai greit. Paėmė tyrimukus, padarė visus. Ir dabar susilašinsim lašinę ir po to jau skirs vaistukus kokį gydymą. Tyrimas atliekamas paėmus mėginį iš ausies, odos, išmatų, šlapimo ar žaizdos, priklausomai nuo įtariamos infekcijos židinio. Čia mes turime netgi 16 antibiotikų vienu metu iš karto ištirti. Tai ir daug platesnis spektras. Tai vadinasi, kad daugiau šansų, kad ir rasi tinkamą antibiotiką. O svarbiausia, gyvūnas greitai gauna tinkamiausią gydymą.